Kurš sektors, Janči? Man visi. Tev visi. Man arī baigi labie visi, bet ne tādi kā tev. Tīri nostrādās darbiņš, te būs viens vienīgi trīnieki, ja? Lai ko tas arī nozīmē. Sačakas. Martīnas, it's yours, Sačak. Sačak. Nu, čau. Šodien esam kur? Protams, Lietuvā. Pēc Līdakām. Ar vienu no Latvijas labākajiem ušīm makšķerniekiem. Viņš šodien parādīs. Sodīts. Par tevi. Tā kā šodien esam atkal uz sacensībām, turpat, kur pagājuši gadu. Kur mēs pagājuši gadu baigi neko nenoķērām, bet šogad, lai saturās. Nu, cerams, nebūs tāpat kā pasaules čempionātā, bet centīsimies čuču labāk. Tiekās pie ūdeņiem. Ko es noķēru? Ai, 4 sesijas, visās bija zīvis. Sākot pirmo sesiju es pats noraku, jo bija aizmirsts mājā 0,2 auklu. Pirmajā metienā mušu nost, pārsienos, otrajā metienā mušu nost, pārsienos, pēc tam uzliku plānāku auklu, pēc tam nevarēja izvilkt, pēc tam atkal izvilkt, pēc tam atkal nevarēja izvilkt. Nu tā tas arī turpinājās, līdz mēs nomainījāmies. Un tad es izvilku. Principā pirmajā sesijā noķēru 2 zivis. Bija daudz vairāk iespēju arī vinnēt, paņemt 3 punktus, bet nepaņēmu. Nu, nekas amatierisms kārtīgi reizi. Otrā sesija bija šeit, rekurtē. 7. Jā, 7. bija rītīgi labs bija. Man tikko bija 7. Nu, tur bija lejā, man bija tur uz traumas galā, tur bija sitieni. Labi, tad neuzsēdās. Un tad es šeit vienu izvilku strīmeri un otru nimfu. Bet pālī neēd strīmeri. Vispār tā, ka vispār ne, tikai nimfām. Es no rīta noķēru pālī uz to sauc, mopu. Jā. No rīta tur bija, kad es saku, kamēr nebija dabūjuši pa muti jau bišķiņā. Un tad bija nākošā sesija, tur bija sitieni ārā nedabūju, ienāca manā vietā uzreiz pirmajā metienā noķēra zivi. Tur es paliku uz 0. Un tad pēdējā bija pēdējā 4. sesija, kas bija augšā. Tur bija bezcerīga, bet viena forela izvilka, bet ar nimfu tikai. Jā, viss strīmeris, pilnīgi viss mutis ciet. Man nimfas ignorē vispār, jā. Viss tikai uz mopiņu kaut kāds cops, kaut kāda ņēmiņa. Mopiņš arī rulē, jā. Zivis, jā. Bet nimfu vispār tā kā nepieskarās. Nezinu, redzēs. Tagad vēl būs sūdīgāk. Domā? Jū, no vēl smagāk, jā. Gada pieredzes vispār bija. Pēdējās sesijas vienkārši stāv, kur tums tāda jau, ka vispār neko neredz, tikai met, tikai uz sajūtu. Cik tu beigās punktus salasīji? 6. 6? 2 strīnieks dabūji? 2 strīnieks, jā. Nu, pirmo es varēju vēl vinnēt, to es zinu točnu, bet tas bija vienkārši, nu, ja nav auklas līdzi vajadzīgās. Jā, tur pirmajā es zivu dabūju, bet tāpat 0 dabūju, jo otrs dabūju 2 zivs, jā.
Kopā man ir 4 punkti. Viennieks un 3nieks. Vai labi. Nu, kur Vitas 12 punktus dabūjis nelietas. Jā. Dabūs. Cerams, ka 4-0 tagad. Jā, balansam jābūt. Jā. Ejam ēst makarončikus. Jā, jāliek 008, Nimfas. 084 varbūt, jā, pat bišķi biezāk. Jā, drusciņ. Varbūt, ka saķersim kaut ko. Kas zina? Ejam ēst. Viņš mani apķēra vienos vārtos un dari, ko gribi, mušu maini, kā gribi, bet ja nav tev krāsa, tad tu vari darīt pilnīgi jebko, absolūti. Viņš ienāk un noķer. Aiz manīm uzreiz, kā es pabeidzu copēt, šis kā iet iekšā 2 liels foreles. Tā kā būso šis tas jāapgūst, tā kā tā foreļu varavīksnes foreļu ķeršana nav nemaz tik vienkārši izrādās. Sunkios labai varžybos, sunkios. Ryte išvis žiauriai sunkiai. Vieną žuvį tik ryte pagavau ir 1 tašką surinkau. O po pietų visai neblogai biškai atsigavau. Bet šiaip tai žiauriai sunkios varžybos, labai nekimbo žuvis. Labai daug nuėjimų iš tikrųjų buvo. Nu ką, bet kokiu atveju smagu. Viskas gerai. Wait, kam zurück? Ką čia jie pasakoja? What's happening? We're talking about next week. Next week? Yeah. It will be great. Plenty fish. Yeah. Yeah? Like here, yeah. It's plenty fish. Yeah, we saw. No takes. Tā, jā, cik dzirdējām, tad dīķī būs ļoti daudz zivju laikam, jā. Vairāk kā šeit. Nē, tikpat daudz, cik šeit. Bet cops solīja vairāk, jā. Tā kā mēs nākamnedēļ dodamies uz dīķiem. Mēģināsim saprast, kas tur notiek. Jā. Un jūs skatāties, kā mums tur iet. Tiekās. Oh, fuck. Fish.
diena pagāja nemanot un neko neķerot. No rīta vienu zivu noķēra, un ar to arī beidzās. Pāris copītes bija tikai vēl. Zivis tik negribīgi ņem. Visur, kur apkārt skaties, neviens neko neķēra. Grūti. Pat nezinu, ko lai piesien, lai noķertu otrā dienas pusē kaut ko. Kā jau tu pats teici, kad īsti mušai droši vien nozīmes nav, ka kaut kādā brīdī tā zivs izdomā, ka kaut kas jāpaņem un apēdīs. Zivis kustējās, redzēju, bet neņēma vispār. Tā kā nezinu, jā. Ko lai dara? Jālūdzās vienīgi. Pareizo dziesmiņu jādzied. Tai pati pradžia turbūt buvo, kada mes išvažiavom į Slovakiją žuvaut su muselinim ir pamatėm, kad ten žmonės įleidžia į upės vaivorykštinių upėtakių ir puikiai ten tas daro varžybą, žvejoja, žmonės perka licenzijas. Tai paskui sugalvojom, kad pas mus reikia, bet pas mus Lietuvoje vaivorykštinių upėtakių leist negalima į upės. Tai kadangi čia upė ribojasi su tvenkiniu, tai mes gavom galimybę į tvenkinį žuvint vaivorykštinius upėtakius, tuo pačiu jie pakyla ir čia. Tai čia gaunasi uždara sistema tarp dviejų tvenkinių ir ta žuvis neišeina. Gavom mokslininkų rekomendacijas, ir visi kaip klubas nusprendėm tą daryti projektą. Tai 2 metus darėm paprastai, patys žvejodavom, bet dabar kaip išpopuliarėjo, tai suvažiuoja daug žvejų iš visos Lietuvos, atvažiuoja tai jūs iš Latvijos ir padarėm pernai vienas varžybas, daug kam patiko, tai nusprendė ir šįmet daryti. Šita žuvis jinai nesidaugina ir dėl to padarėm taisyklę pagavai paleisk, tvenkinį pačiam galioja pagavai paimk, bet jos nieks ten neima. Ribojimai yra gaudyti vasarą, nes vasarą, kada vanduo pakyla, vandens pakyla temperatūra, jau tos žuvys jos yra vangius, jos netgi nelabai kimba. Ir da, jeigu tu jie ištrauki iš vandens, nuvargini, tu jie paleisdamas jau nesigauna, paprasčiausiai numiršta, nes neatsigauna organizmas, vanduo šiltas, deguonies mažai. Ir dėl to stengiamės nežuvauti. Turėtų nusipirkti licenciją, licencija kainuoja dienai 6 eurų ir gali žuvauti į sveikatą. Taisyklės turbūt jau visi žinom čia visam pasaulyje aiškios, kad turi dėti samtelį, kabliukai be užkarpėlių, valas storesnį pasirink, kad būt galima tą žuvį greičiau ištraukti. Muselininkam patarčiau pasirinkti didesnę klasę, bent 6, 5, gal net 6, kad greičiau ištraukų žuvį, greičiau paleidina, gyvybingesnį nuplaukia. Keliu kepurė prieš brolius latvius, kurie atvažiuoja pas mus visą laiką į varžybas ir tai palaiko mūsų šimtą įgyvendintą planą. Dėkoju visiems. Ko, beidzās sacensības. Baigi smagi gāja šodien. Tā, kad visiem neķērās. Vienu zivu no rīta izdevās piemānīt, un pēcpusdienā arī vienu zivu. Bet protokolā man ir tikai 1-0, tā kā viens zaudējums tikai ir. It kā nav slikti, bet ar tā, ka neķerās 1 punktu iegūstot jau, čempions nekļūst. Smagi, jā. Ja pagājušo reizi nezināju, ko ķert,
tad šoreiz it kā zināja, bet neķērās tā, ka vispār ne uz ko. Nezinu, varbūt sagadīšanās pēc abas zivs bija uz vienu mušu, varbūt tāpēc, ka viņa visilgāk makšķerēja, bija ūdenī visilgāk, tāpēc pieķērās. Grūti pateikt. Bet, kaut ko jau spinningotāji saķēra, kaut ko mušotāji noķēra. Daudz zivu, protams, nebija. Bet, pasākums foršs, interesanti. Noteikti brauksim arī nākamajā gadā. Šogad droši vien tas arī viss būs. Sacensības noslēdzam. Čia vieta, Vytautas. Padas žiūrėt. Vytenis Pranskevičius. Kas geresnis, spinningas ar mūsų? Aš manau, kad mūsų geresnė yra, užtat aš to būdu ir gaudau. O spinningas yra tik lūzeriams, mano nuomonė. Ko pritrūko, kad būtų pirmas visam čempionatui? Būna dienų, kai sekasi, būna dienų, kai nesiseka, tiesiog man vienas etapas labai nepasisekė, to ir pritrūko. O šiaip, manau, stiprus priešininkai ir spinningistai čia susirinkę visi. Tai parodė jie, ką gali. Mes biškai atsilikom, bet stengiamės. Jo, šiaip biškai netikėta, nes šiandien tai žiauriai nesisekė, žiauriai ten, kas galėjo nutikti blogiausia, turbūt tas ir nutiko. Praeitam etapė labai pasisekė, šiaip paplamai sunkias labai varžybas. Tai, blema, bet labai smagu, labai faina kompanija, visi draugiški, visi, kaip sakyt, geranoriški. Ir tikrai superinis renginys, super varžybas ir gražus apdovanojimai. Kuom spinningas buvo pranašesnis negu mūsų? Štai, kad galėjau greičiau masalus iš tikrųjų kaitaliot, pačiam pirmam turė iš tikrųjų pavyko tą pirmą vietą iškovoti tuo, kad labai greitai tureliai pakeitė masalus. Radau receptą, kuris būtent tiko upėtakim. Tai prūde vėlgi užmetimo nuotolis. Taip, mes ten visi turėjom tikrai prastas sąlygas, bet pasunkinti masalai leido pasiekti pagaliau vietas, kur laikėsi upėtakiai aktyvūs. Šiandien trečias etapas ir taip, jis buvo palankesnis iš tikrųjų museliniai, nes vanduo kritęs ir mažesni iš tikrųjų masalai dirbo. Tad spinningu vėlgi tik, kaip aš sakau, tai tokia panašesnė pravedimo technika kaip muselinė pavyko realiai suvilioti tą žuvį. Bet aš manau, kad spinningas yra universalesnis įrankis, kada tu gali mėti tiek minkštus masalus, tiek kietus, tiek woblerius. Tu greičiau gali tą temą atrasti būtent šiai sportiniai žuviai, kuri iš tikrųjų savo įnorius keičia turbūt 5 kartų į valandą. Tai va, jeigu galima tai pavadyti receptų sėkmės, tebūnė tai. O šiaip šitas žuvis yra dūšioj, šitas visas kolektyvas irgi dūšioj, smagu kiekvieną šeštadienį susitikti su visais, vėl bristi į tą šaltą vandenį, bet tas bendrumo jausmas visą laiką šildo iš vidaus. Tai sveikinu iš tikrųjų kolegas visus, kurie prizinės vietas iškovojo, nes man buvo garbė būti šios komandos dalimi. Ir vis tiek įskalbė museliniai į kaulus.